Labą dieną. Šiandien kalbame su Europos parlamento nariu Broniu Ropė, kuris Lietuvos žemdirbius atstovauja Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, bei dviejų jaunaisiais ūkininkais, kurie šiandien atstovauja ir Lietuvos žemės ūkio tarybą, tai Darium Ufartu ir Dainium Arlausku. Turbūt pirmiausiai norėčiau gerbiamo europarlamentaro paklausti. Dar 2018 metais kartu su Lietuvos žemdirbiais įteikėte Europos parlamentui peticiją, 54 000 žmonių pasirašytą peticiją reikalaujančią 100% ES tiesioginių išmokų. O šiandien pas jūs atvyko ūkininkai, kurie teigia, kad Žemės ūkio ministerijos sulaukė informacijos, kad 27 metais vietoj to, kad gautų 100% ES išmokų, jiems gresia kai kuriems ūkiams 100% dydžio sankcijos nuo išmokų. Gal jūs galit truputėlį pakomentuoti, kas atsitiko, kodėl šitie jauni žmonės šiandien atvyko pas jūs į Europos parlamentą? Ne, tai kadangi lankausi nuolatos Lietuvos ūkiuose, arba Lietuvoje ir žmonės tuos klausimus, kurie nesisprendžia, negali spręsti patys, jie paprastai užduoda ir kitiems. Tai vat ir lankantis pas jį ir su kitais žemdirbiais šnekant, tiek su asociacijom, kad yra šita problema, tai yra daugiamečių pievų problema. Ir bandžiau aiškintis, ką tai reiškia šita problema, bet susidariau įspūdį, kad kažkas tai negerai tarp europinės reguliavimo, nacionalinio reguliavimo, kažkas tai netitinka. Ir buvo tokia mintis, toks pasiūlymas pabandyti susitikti su tai žmonėm, kurie nuolatos ruošia teisės aktus, projektus, koordinuoja, prižiūri ir taip toliau, būtent su komisija, ir pažiūrėti, reiškia, ar čia kažkas tai Lietuvos pražiūrėta, ar čia, sakykime, europinėse reglamentuose kažkas prigriežtai pasakyta, ar kažkokią tai galima paprasčiausia surasti išeitį, kad ypatingai jauni žmonės, jauni ūkininkai, kurie dirba ir metus, ir kitus, ir daugiau, kad jie turėtų ateiti ir galėtų užsiimti tą veiklą, kuri jiems yra naudingiausia, kuri jiems pelningiausia. Nes negalim mes versti, kad tu būtinai tenai laikyk vištas ar sėk avižas. Mes turim leisti žmogui dirbti, kur jisai mato savo naudą, savo ateitį. Ir bet kokiu atveju mes galim paskatinti, papildomai paremti atskirą vieną kitą šaką, kuri, sakykime, reikalinga ten ar Lietuvai, ar Europai. Tai todėl ir įvyko tas susitikimas ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykot iš pirmų lūpų, papasakojat, ką tai reiškia šitie klausimai. Ir manyčiau, kad labai geranoriškai komisijos žmonės, komisijos atstovai išklausė tą visą situaciją, ir prisijėmė tokį įsipareigojimą suorganizuoti pasitarimą su ministerijos atsakingai žmonėm, pasiaiškinti situaciją, kaip Lietuvoje, kodėl taip nustatyta, ir tie klausimai, kuriuos keliami, bandyti surasti jiems atsakymus. Tai galbūt trumpai tiek. Dainiau, jūsų norėčiau paklausti. Lietuvoje iš žemdirbių pusės girdisi, kad tikrai trūksta to socialinio dialogo su Žemės ūkio ministerija, kad iš socialinių partnerių esat patapę lobistais. Tai ar iš tikrųjų nebuvo galima ieškoti sprendimų Žemės ūkio ministerijoje, kodėl reikėjo atvažiuoti čia, kodėl reikėjo kalbėti su Europos komisija ir Europos parlamente? Prieš atvykstant čia mes barstėm ne vieną dieną mūsų Žemės ūkio ministerijos duris. Kalbėjom su ne vienu specialistu apie šią problemą, kuri iki kaulų giliai įsisenėjusi jau yra mūsų šalyje, kuri nėra sprendžiama. Ir šiuo metu, ką padarė mūsų Žemės ūkio ministerijos specialistai, tai išleido pažintinę medžiagą, kur 27 metais ūkis neatstatęs daugiamečių pievų gaus 100% sankciją visoms savo ūkio išmokoms. Nepriklauso, ar tu 1 hektarą neatstatysi, ar tu 100 hektarų neatstatysi. Tiesiog tais metais negausi visos paramos, kuri amortizuoja kaštus ūkio patiriamus dėl gamtos, dėl priekybos,
dėl kitų dedamųjų veiksnių ir stabilizuoja ūkio konkurencingumą bendroje Europos rinkoje. Ta pozicija ūkius pritems prie užsidarimo, bankrutavimo, geresniu atveju stagnacijos, iš kurios reiks išlipinėti kelis metus į priekį, kad atsistatyti prieš tai buvusi lygmenį. Tas mūsų netenkina. Tas netenkina didžiosios dalies jaunų žemdirbių, kurie šiai dienai turėtų perimti tėvų ūkius arba nori perimti tėvų ūkius, nori patys pradėti ūkininkauti nuo nulio. Nes dabartinė mūsų žemės ūkio politika neskatina ūkininkauti jaunų žmonių. Galbūt kažkur užkulsiuose pavieniai jie pasisako, kad reikia, bet darbai kalba patys už save. Pieždami sankcijas žmonėms į priekį, jie tik atbaido žmonės ryžtis ūkininkauti. Jūs palikot savo ūkį tam, kad šiandien čia atvažiuotumėt ir būtumėt čia. Kokia yra jūsų situacija konkrečiai ir kodėl jūs čia atvažiavot? Mano situacija yra turbūt tokia pati, kaip ir didžiosios šiandien ūkininkų dalies, todėl kad viskas keičiasi. Labai keičiasi ekonomika, labai viskas šiandien yra dinamiška. Todėl ūkiam irgi reikia prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Kaip žinot, nesuvaldyta pienų krizė veda prie to, kad masiškai pasitraukinėja ūkiai. Užsidaro tiek smulkus, tiek vidutiniai ir jau vienas kitas tikrai ir stambus ūkis. Todėl lieka labai daug pievų, kurios žymimos daugiametinėmis pievomis. Lygiai taip pat ir mano ūkį, mano tėvai turi 21 melžiamą karvę ir taip pat ketina artimiausiu metu pasitraukti iš gamybos. Ir prie fermų artimiausi laukai dabar yra pažymėti daugiametėmis pievomis ir jų realiai dirbti negalima. Nors tuose laukuose buvo nuolat atnaujinama žolė ir buvo daroma žolinės augmenijos rotacija, tačiau jie vis tiek traktuojami kaip daugiametį pievą. Kaip natūralios pievos. Taip, ir mano motyvacija būti čia, todėl kad dalis laukų yra nuomojami, dalis laukų yra nuosavi, bet jie šiandien tampa beverčiai, jeigu jų negali įdarbinti vardan bendro ūkio tikslo. Nes visur reikia pasverti protingumo naudą. Ar tai yra naudinga, ar tai yra nenaudinga. Šiandien kuo toliau, tuo labiau girdžiu, kad palikti nedirbamus laukus yra nenaudinga ir neracionalu. Aš taip pat esu tokios pačios nuomonės. Todėl esu čia ir bandau klausti, o ką daryti toliau, kodėl taip įvyko ir bandyti ieškoti išeities. Nes, matot, lietuviai nuo seno yra agro kraštas, mes mokame dirbti žemę, mes realiai tradicijas perimam iš savo tėvų. Taip ir aš iš savo tėvų ir tikiuosi mano vaikai perims šias tradicijas iš manęs. Bet ar bus man ką palikti savo vaikam? Va todėl aš esu čia. Aš, Brone, jūsų noriu paklausti. Tūkstančiai ūkininkų sulaukia iš Žemės ūkio ministerijos tų išdėstytų planų iki 27 metų, tikrai sulaikę kvapą, laukia, kas bus toliau. Ir tikrai yra paniko ir nevilty turbūt. Kokia būtų jūsų žinutė šiandien jiems? Toliau, kas toliau, nelabai supratau. Kas jų laukia toliau? Po 27 metų? Jeigu 27 metais jie iš tikrųjų sulauks tų sankcijų iki 100% siekiančių nuo ūkio išmokos, ką daryti toliau, kaip jiems tvarkytis? Ne, tai čia, žinot, patarėjų būti sudėtinga. Aš suprantu, kad yra problema ir mano pareiga kaip rinkto žmogaus Lietuvoje padėti šitiem žmonėm, kurie kelia klausimą, kaip ją išspręsti šitą klausimą. Paprastai sakoma, būna geriausias sprendimas, kai iš salės ar iš posėdžio išeina visi nepatenkinti.
tada, reiškia, visi po biškį gavo ir nėra kažko tai laimingo, kuris labai daug kažką tai gavo. Tai vat šitoj vietoje iš tikrųjų aš ir prašiau komisijos žmonių, kad jie surastų sprendimus, būtent, kad sankcijos būtų protingos, proporcingos sankcijos. Nu, negalim mes iš žmogaus, jeigu jis tenai važiavo, reiškia, greitį su automobiliu greičiau negu nustatyta, pasadinti kalėjimą, atimt namus ir mašinas ir viską. Nu, turi būti kažkokia tai proporcija. Tai ir čia lygiai tas pats. Nu, vienas dalykas, kada žmogus padarė sąmoningai, kitas dalykas, kada žmogus padarė iš nežinojimo. Tai vėl arba iš neišaiškinimo. Tai vat šitoj vietoj iš tikrųjų man atrodo, kad ministerija prastai dirba, partneriaudami, bendradarbiaudami. Jeigu būtų nuo pat strateginio plano parašymo, kaip mes prisimeni rašėm pradžioj, kad sėskit su žemdirbių organizacijom, aiškinkitės, siūlykit variantus, prašykit jie jums patars, kokias schemas pasirinkti, kokius, reiškia, įsipareigojimus prisijimti. Ir tada, kai susitars, jie laikysis visi. O kai iš viršaus nuleidžiam ir čia, žinot, tipo, jūs čia turit vykdyti ir visą kitą, tai tada taip ir gaunasi, kad aš manau, kad visada, jeigu bandai klausimą išspręsti, nu, galbūt nepavyks labai greit ir 100%, bet kažkiek vis tiek pavyksta. Tai Dainiau, ar su jumis sėdo ir tarėsi ta Žemės ūkio ministerija ir ruošiant tą planą ir ieškant šitų problemos sprendimų? Mes buvom pakviesti, su mumis buvo tartasi, bet įsakymuose nugulę žodžiai parodo visai kitą esmę. Į mūsų įžvalgas, pastabas, siūlymus, prašymus nebuvo atsižvelgta. Sąlygos iš ministerijos šiai dienai yra primetamos ne susitarimo būdu, o nuleidžiamos iš viršaus ir mes turim iš esmės vieną kelią greičiausiai pasirinkti, tie, kurie dabar jau esam žemės ūkyje, į jį įklimpę, gal taip galim pasakyti, nes žemės ūkis nėra, kad aš šiandien atidariau duris, rytoj uždariau, tai yra ne mažiau 10-15 metų darbas, kur tu gali vaisius pamatyti tik tai po daug metų, ar tau ta žemės ūkis iš esmės sukūrė gerbuvį ir pasiteisino, nes vieni metai būna geresni, kiti blogesni. Tai manau, kad didžioji dalis šiai dienai esančių šioje situacijoje ūkininkų rinksis sankcijos kelią, kas tikrai atneš stagnaciją ir į ūkius, ir į žemės ūkį Lietuvoje, ir į patį Lietuvos biudžetą, nes žmonės negavę pinigų, jų neišleis, neinvestuos. Tenkinsis tik tuo, ką uždirbs, jeigu motina gamta leis iš derliaus, kuris kiekvienais metais yra varijuojantis, gali būti didesnis, gali būti mažesnis. Nes pievos, kurios neėda gyvuliai, jinai nėra niekam reikalinga. Tai yra didelė problema. Žmonės nevalgys šieno ar žolė žalios. Jiems reikia produkcijos, su kuria galėtų įsimaitinti. Ir aš norėčiau dar papildyti Dainių, kad jeigu šiandieną mes sėdim čia ir sprendžiam ūkininkų problemą, tai netrukus šią problemą pajus daug platesnė visuomenės dalis. Pajus žemės savininkai, kurių laukuose yra daugiametės pievos ir jų turto vertė labai stipriai kris. Todėl, kad daugiametės pievos bus nepatrauklios, ūkininkai jų nebesinuomos, jos bus nedirbamos ir to pasekoje mes turėsime ir mažesnius įnašus į bendrą Lietuvos biudžetą, nes nuo kiekvienos nuomos sutarties taip pat yra sumokami mokesčiai. Taip pat mes neturėsime pajamų iš gamybos ir mes silpninsime ne tik žemės ūkį, mes silpninsim visą Lietuvą su jos gyventojais. Nes visi sektoriai, kurie susiję su žemės ūkiu, į juos neateis pinigai.
žmonės nepirks atsarginių detalių, nepirks žaliavų veiklai vykdyti. Kituose sektoriuose netiesiogiai dirbantys žmonės praras darbo vietas. Tai gal, Broni, pakalbėkime apie Europos požiūrį, apie Europos Sąjungos, apie Europos parlamento požiūrį į tai, kaip turėtų atrodyti kaimo ateitis ir ar iš tikrųjų tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, šita situacija sutampa su tuo, kokią viziją apie žemės ūkio ateitį turi Europos parlamentas. Jo, čia yra šitas klausimas nuolatos diskutuojamas ir yra net priimti keli dokumentai ir pagal komisijos pasiūlymą ir parlamento iniciatyvą. Tai vienas dalykas, kaip turėtų atrodyti Europos kaimas 40 metais. Antras dokumentas, kaip užtikrinti kartų kaitą. Taip. Kad, reiškia, ateitų jauna, nauja karta, perėminėtų ūkius ir kokios problemos kyla. Tai praktiškai tie klausimai, kurie šiandieną, reiškia, Lietuvoje keliami, tai gyvenimas kaime, tai švietimo reikalai, tai sveikatos reikalai, tai komunaliniai reikalai, tai susisiekimo reikalai, tai būsto reikalai. Va šitie visi klausimai, jie turi būti sprendžiami, o ne atvirkščiai, kaip Lietuvoje šiandien uždaromos mokyklos, uždaromos ligoninės, uždaromi paštai, nėra bankomato, net nėra kur žmogui pinigų nusiimti. Tai kada belieka važiuoti tik tai į miestą, tuo labiau, kad jisai gal dar nevažiuos vyresnis, o vaikam tai tikrai sakys, išvažiuokit ir ką jūs šiandien vargsit šitoje vietoje. Tai taip iš tikrųjų, man atrodo, kad labai neblogas mums pavyko dokumentas priimti dėl kartų kaitos. Ten jūs, žinau, prisidėjote ruošiant tą dokumentą. Kad vienas iš svarbiausių dalykų užtikrinti tinkamas pajamas, ores pajamas. Jeigu žmogus galės visoje Europos Sąjungoje ir kaime gyvendamas užsidirbti, kad galėtų užsitikrinti savo ir savo vaikam ateitį, jisai tuo ir užsivinės, arba bent jau planuos tai užsiimti. O jeigu jis matys, kad čianai vargas tik tai ir daugiau nieko, tai žinoma spjaus ir tą sritį paliks. O Europa vis dėlto šiandieną pakankamai daug pasigamina savo visą, sakykime, maisto produktus ir eksportuoja maisto produktus. Tai yra ir darbo vietos, ir pajamas, ir visa kita. Bet pasaulyje žmonių daugėja, Europoje nelabai daugėja. Išskyrus gal migrantus. Bet pasaulyje natūraliai žmonių labai daugėja ir poreikis maistui jisai tik tai didėja. Toj pačioje Afrikoje arba, reiškia, rytų šalyse, tą puikiausiai žinom. Tai iš tikrųjų reikia dirbti tvariai, reikia saugoti, ką turi, bet ne žemdirbys pats gamina techniką. Jisai naudoja tą, ką pramonė jam duoda. Kokias pramonė duoda kombainą, kokį pramonė duoda ten traktorių ar plūgą ar sakykime, technologiją, lygiai taip pat kokias trąšas, kokius pesticidus, tai jisai negali kitų naudoti, jis naudoja pagal tas nustatytas taisyklės ir tai jo yra, kaip ir atsakomybė to pasibaigia. Bet iš kitos pusės, mes norim, sakykime, uždrausti pesticidus, bet ką mes vietoj to paduosim žmogui? Mes turim sugalvoti, reiškia, mokslas turi irgi kartu eiti ir siūlyti variantus, nes negali būti žemdirbys jau apskritai Lietuvoje yra kraštutinis, reiškia, jam sumokama tiek, kad jis tai nebankrutuotų ten pieną parduodamas ar ir taip bankrutuoja, ar ten grūdus parduodamas. Bet klausimas, kaip užtikrinti pajamas ir šitoj vietoj aš manau, kad Lietuva galėtų daugiau padaryti, jeigu mes būtumėm garantavę pajamas pieno prieš porą metų, nebūtų atsitikę ta grandinė šiandieną. Ir tų pievų daugiau reiktų, ir žmonės daugiau dirbtų ir gyventų kaime, bet kadangi valdžia paliko liberaliai, kapstykitės kaip norit, tai tada, reiškia, rinka juos ir suspaudė, kadangi perdirbimas yra labai monopolizuotas, prekyba irgi labai monopolizuota Lietuvoje, likęs tik tai žemdirbys vienas. Tai reikia taikyti tą galbūt greičiau išsiaiškinti Ispanijos pavyzdį, kaip užtikrinti, kad žemdirbys už kiekvieną savo produktą bent savikainą gautų. O savikaina tai yra ir
rydienos investicijos, ir pelnas, ir visa kita. Tai jeigu mes šitą užtikrinsim, kol kas ES mastu tai diskutuojam, bet nepavyksta padaryti, bet atskiros valstybės, naudodamosi ES teisę, gali tai padaryti. Ispanai tai pavyzdys, gali ir Lietuva. Šito vietoje paimti vieną kitą produktą ir gali padaryti. Tai tokiu atveju mes turim aiškiai pasakyti, kad žemdirbys žinotų, kad jeigu aš dirbsiu tą, maždaug taip gyvensiu, jeigu darysiu tą, maždaug taip gyvensiu, tai jis tada ir apsispręs, ką jam daryti. Dariau, jūs atvažiavo čia su savo ūkio konkrečia problema, kurią padėjot ant stalo prieš Europos komisiją ir pristatyt, štai mano ūkyje yra konkreti problema. Bet aš žinau, kad tūkstančiai Lietuvoje ūkių susiduria su tuo pačiu ir turbūt labai laukia, kaip čia šiandien jums sekėsi ir kokią žinią jūs parvešit. Tai ar iš tikrųjų šitą problemą mums pasėjo Europos komisija, kaip Lietuvoje yra teigiama, ir kokią žinią jūs išgirdot, ką jūs norėtumėt pasakyti tiems, kurie šiandien laukia jūsų grįžtant ir kažkokių gerų žinių? Na, jeigu jau mes grįžom prie pačio susitikimo esmės, tai visų pirma norėčiau padėkoti gerbiamam Broniui Ropei už tai, kad jis suorganizavo mums šį susitikimą. Ir faktas, kad mes esame čia, tai jau iš dalies rodo mūsų nesusikalbėjimą su ministerija. Kadangi, kiek man žinoma, ir pieno gamintojai važiavo, kreipėsi į Europos komisiją, dabar štai mes esame čia, kreipiamės į komisiją ir tai rodo, kad mums patiem ūkininkam tenka dirbti ne savo darbą. Taip pat, manau, ir Broniui užkrovėme šiek tiek naštos su savo problemomis ir labai džiaugiamės, kad jis, nupirko jas ir pradėjo jas spręsti kartu su mumis. O susitikimas su komisija, negaliu pasakyti, kad buvo lengvas. Iš ties buvo sunku tiek man kalbėti ir leidžiu savo spręsti, kad komisijai nebuvo lengva ir klausyti. Nes, pasakėme tikrai konkrečias problemas ir jų mastą ir, jie darė išvadas ir jie mūsų tikrai klausėsi. Žinoma, jie negalėjo mums prižadėti, kad rytoj ši problema išsispręs, nes visų pirma, tai galimai ne jų kompetencijos klausimas. Bet jie tikrai pažadėjo įsigilinti į šią situaciją, jie mus išgirdo, jie tikrai neleis man sumeluoti, klausėsi mūsų ir jie pabandys kreiptis į mūsų valdininkus, kurie galbūt yra atsakingi už šios problemos sukūrimą arba tiesiog teisinio akto netinkamą perteikimą į teisės aktus. Ir, pažiūrėsime, kas iš to išeis. Jie tiesiog dabar, kas jų kompetencijoje, pasistengs visus dalykus padaryti. Bet žinoma, aš labai tikiuosi, kad ne tik ši komisija mus išgirdo, bet galbūt išgirs mus ir Žemės ūkio ministerijos biurokratai. Ir tikrai nuoširdžiai pabandys kartu rasti išeitį iš šitos beprasmiškos situacijos. Ir gerbiama Rūta, jūs prieš tai sakėt, kas laukia ūkininkų toliau. Tai, mano nuomonė, aš šiek tiek gal hiperbolizuosiu. Dabar skaudės ūkininkam, o po to skaudės visiems. Tai toks būtų atsakymas. Ir negalvokit tie, kurie sakot, mums Lenkai priveš tiek, kad mums su didelė pagarba, tarp kitko, Lenkija ir jų žemės ūkio politikai, bet kad jie priveš mums tiek ir pigiai, kad mums nereikės savo žemės ūkio. Tai jūs negalvokit naiviai, kad Lenkas parduos savo pieną mums už tą pačią kainą, nebūnant konkurencijos, už kurią jis parduoda mums dabar. Taip, kad galutinis šios bėdos pirkėjas bus vartotojas, kuris tikrai gaus vienaip ar kitaip pabrangusią žaliavą. Nes mažinant gamybos plotus, silpninant mūsų ūkius, mažinant mūsų konkurenciją, mes pasitrauksime iš rinkos, užleisime savo rinkas ir iš kitų šalių žemdirbiam ir to pasekoje, štai sumokės vartotojai.
Gerbiamas Broni, jūs išgirdot ūkininkus, suorganizavot susitikimą su Europos komisija, jame sudalyvavot. Ar jeigu reikės, jūs esat pasiruošęs šitai problemai ir toliau suteikt kojas, kad ji būtų sprendžiama? Ne, tai ką čia kojas suteikinėti, jeigu yra problema ir matai, kad jinai nesisprendžia, man tik tai gaila ir liūdna ir ne pirmas kartas. Kasgi draudžia ministrui, viceministrui pasikviesti vyrai, dėkit savo problemas, žiūrim, kas kur, gal šitoj vietoj galim pastumti, gal šitoj vietoj galim pastumti, gal apibrėžimą, gal va čia mūsų netobulai padaryta, gal kartu važiuojam į komisiją, pasišnekėsim, jūs biškį įtaką padarysit, tokį spaudimą, kad komisija lengviau kalbėti, reiškia, šitos žmonės. Tai mano galva, taip turėtų dirbti. Tai liūdna, kad taip nėra, o parašoma, kad ten, žinot, Ropė išspręs, tenai skųskitės, tenai Briuselis, čia mes nieko negalim, čia viskas pagal jų taisyklės nustatyta. Pasirodo, kad bent jau šitie žmonės sako, kad jie mato problemą. Jie nesakė, iš pradžių liktai norėjo pasakyti, kad žinot, čia viskas nustatyta, ten valstybė sprendžia ir tipo viso gero ir įsivaikštum šiandieną. Bet džiugu, kad jūs neapsiraminot to pirmųjų pasakymų ir toliau bandėt spausti ir Eimantas dalyvaudamas argumentus pateikė, kad jie pamatė, kad taip nėra gerai ir nėra viskas labai aišku, kad jeigu ten ant teismo stalo dėsi ir viskas bus žemdirbių nenaudai. Taip jie nedrįsta pasakyti, jie mato problemą, reiškia. Todėl, jeigu matom problemą ir labai gerai, kad jie, sakyčiau, pasiėmė tą problemą, reiškia, toliau nagrinėti ir aš tikiuosi, kad aktyviai dirbdami mes tikrai būtų vėl liūdna ir gaila, jeigu ministerija pasakytų, mums viskas gerai. Čia mes nieko nekeisim ir tai bet kokiu atveju niekas mums nedraudžiagi. Paskui vėl, reiškia, po to, kai sužinosim rezultatą pasišnekėjimo, toliau ieškoti, sakykime, galimų klausimų sprendimų. Bet aš nenoriu įvykiams užbėgti, kaip sako, už akių ir tikėkime, kad kažkokie tai aštriausi kampai bus apglostyti. To belieka ir palinkėti. Kaip sakant, problemos pripažinimas yra pirmas problemų sprendimų būdas. Taip. Tai manau... Vilties jau yra. Taip, taip. Kiek ten, sakykime, patenkinti būsim po to. O tai, kad iš tikrųjų per mano tas, sakykime, darbų šiandien ne pirmas kartas ir tokių susėdimų esam darę ir dėl tiesioginių išmokų tokių susėdimų darė. Aš manau, kad tie susėdimai neįsprendė iš karto viso, bet kadangi tiesioginės išmokos sudarė 65% praeitą laikotarpį, dabar jau laikotarpio pabaigai bus 85%. Tai irgi prisidėjo, kad argumentai eina kasdieną iš visų pusių. Ir prezidentas, reiškia, dalyvaudamas vadovų taryboje, pasakė, kad išmokos viena iš problemų. O anksčiau prezidentė apie tai neužsimindavo, kad tipo nėra problema, nors sudėrėjo tik 20% išmokų ES stodami į Europą. Tai ant kiek mes savęs negerbėm. Reiškia, mūsų žemdirbiai niekas yra, kad numesim jiem po 50 litų ir jie dirbs kaip europiečiai. Neturi tai būti. Tai aš manau, kad tam ir renkami parlamentarai, kad ne vien mes tik tai skaitytumėm tuos dokumentus ir kurtumėm teisės aktus, bet ir girdėtumėm, kaip jie tie teisės aktai veikia, ką mums reiktų pakeisti. Ir aš tikrai buvau prieš strateginius planus, kad daryti kiekvieną valstybę atskirai. Manau, kad čia klaida yra ir valstybės papiknaudžiauna. Gerai, jeigu valstybės požiūris geras į žemdirbį, tai tvarkoj, bet jeigu nelabai geras kaip Lietuvoje, tai atvirkščiai tada. Antras dalykas dėl ekoschemų. Mes vėl nesusitarėm, kad būtų
visom valstybėm vienodos schemos, vienodom sąlygom ir tos klausimus Lietuvos žemdirbių asociacijos kelia, kad jie pasitikė europiniu reguliavimu ir labai nenori, kad būtų perduotas nacionaliniam reguliavimu, kad europiniu reguliavimu to ir užsibaigtų, kad nacionalinis reguliavimas galėtų tik tai vykdyti, bet nepapildomai nešinėti papildomų apribojimų, saugiklių sunkumų. Tai aš to ir linkėčiau ateityje visiems. Taip, ačiū Jums. Ačiū Jums. Ačiū. Gerai.